Labą dieną. Paskutiniu metu, kadangi dažnai su savo rato žmonėm tenka bendrauti ir atsakinėti tos pačius klausimus, tai pagalvoju, kad reikėtų padaryti gal tokį trumpą įrašėlį. Įrašėlį apie konkrečiai apie tai, kas čia yra, kas tai per dokumentas toks. Čia aišku senas, čia mano jau mirusio šeimos nario, kaip matot, pagesintas, kas suprantat, kas tas yra pagesinimas. Tai ir pakalbėsim apie tą dokumentą, kas tai per dokumentas. Aišku, istorija labai įdomi, ilga. Jeigu taip trumpai, tai praktiškai tiek oficialioje istorijoje, tiek žinoma, tai visada buvo kažkoks tai dokumentas kažkokiam tai žmogui išduodamas. Čia vėlgi labai primityviai. Jeigu taip šnekam konkrečiau, tai netgi jau seniausia, kas yra žinoma, tai Romos laikais. Iš ko gimė ir mūsų teisė, beje, čia, kur mes gyvenam. Romos germanų kanoninės teisės jurisdikcija. Aišku, dabar ta jurisdikcija yra okupuota komercinės teisės, jūrinės teisės, bet jinai keitaliuojasi čia. Irgi, kas supranta, čia nesigilinsim dabar. Ypatingai tą labai mėgsta daryti sistemas. Kad jiems patogu, kad jiems naudinga, jie pereina į kontinentinę. Kai nepatogu, komercinė. Bet praktiškai yra viskas ant komercinės teisės fundamentus, kaip čia pasakyti. Dugnas yra ir jūra, vanduo, kaip sakant, be talpos negali, be dugno. Reiškia, sausuma visada egzistuoja, bet esmė ta, kad šiuo atveju nežiūrint, kad mes sausumoje gyvenam, bet veikia jūros teisė kontinente. Reiškia, kontinentinė neveikia, veikia jūrinė teisė, kadangi okupavo čia viską. Tai dėl to jį vadinasi piratavimas. Dėl to ir mato per televiziją nepirataukite, turėtų klausimas kilti ten, čia turime apie autorinės teisės. Apie kokį čia piratavimą, apie ko čia piratavimas sausumoj. Todėl, kad čia yra jūrinė teisė. Tai dabar vėlgi neįsiplėsim, per daug toli neįsim. Tai Romos laikais, aišku, čia atėjo iš dar giliau, iš Elados laikų, ta teisė irgi čia labai gilu, pradedant nuo pačių šumerų. Netgi šumerų laikais yra raštas, nepamenu kaip jis vadinosi, kuris apibūdina, kaip čia pasakyti, statusą tam tik žmogaus. Tai šnekant dabar konkrečiai apie Romos, tai kodėlgi mes dabar gyvenam Romos germanų kanoninės teisės jurisdikcijai, teisiniai sistemai. Vėlgi čia ne. Tuo metu, aišku, buvo laisvas žmogus ir vergas, kaip ir dabar praktiškai viskas yra tas pats. Tik tuo metu laisvam žmogui jokio dokumentų nereikėjo, nes tikras laisvas žmogus buvo patricijas. Tai reiškia, kas tas patricijas? Šnekam paprašiau, tas tikrasis pilietis. Kas tas yra tikrasis pilietis? Tas, kuris turi patriciją šeimos galva. Pačiu tariant, tai gamtos dėsniai, kanonai. Bet kur pasižiūrėsit, visur matysit, kad bet kokia gyvūnas, alfa patinas turi turėti savo teritoriją. Tai paskui šeima, aišku, tenai vaikai. Tai čia tas pats. Patricijas, tai tas, kuris turi savo dominiją, domeną. Tai reiškia, kad konkrečią teritoriją apibrėžtą, kuris yra karalius, viršininkas, kuriam nieko ten nenurodinėja, ten jo yra žodis paskutinis. Visi kiti, kurie neturi jokios dominijos, neturi šeimos, nėra šeimos galva, nėra jokie tenai piliečiai, jie yra plebėjai. Tiesiog biomasė, kuri atlieka tam tikrus darbus, arba iš vis yra vergai, deliktinės teisės subjektai. Paprašiau darant kibiras ir viso. Kibiras sunumeruotas, inventorinių numerių tokį. Tai tai yra normalu. Bet koks patinas turi savo teritoriją, kurioje turi savo taisyklės, valdoje, turi šeimą ir, reiškia, jis turi statusą. Ten jis yra karalius, Liūtas karalius filmas. Pagal gamtos kanonus. Turi teritoriją ir ten jis yra aukščiausias monarchas. Dėl to jis vadinasi karalius. Aišku, reikėtų paaiškinti, kas tas yra karūna, čia vėl kiti dalykai, kas žinot. Tai Kas dabar yra šitas popierėlis? Jeigu ko nesuprantat, prie ko vedu, tai pasakysiu paprastai ir parodysiu. Tai yra vergo dokumentas. Per visą istoriją, jis tą praėjo daug pasikeitimų, kaip sakiau, Romos laikais, vergas gaudavo dokumentą, nes jisai patampa laisvu, reiškia.
vergas, kuris patampa laisvu, gaudavo raštą, arba vadinkim. Tuo metu, kad jam nereikėtų įrodinėti, kadangi jis dar neturi savo dominijos, neturi savo šeimos, jis tapo laisvu dabar, ką tik, tarkime, šviežiai iškeptas laisvas žmogus, bet jis dar neturi nei savo šeimos, jis neturi savo dominijos, savo šeimos, jis dar nėra patricijas, jis nėra patrijas, jis nėra tėvas dar galų gale, bet jis jau tiesiog turi laisvas, jau niekas negali jo prie jo, kaip sakant, jau spardyti, stumdyti tenai kaip šunį ir nurodinėti, ką daryti, kur ten prieš ką atsiklaupti, kam ten susimokėti, jis aišku pats kūrė, aišku kaip ten kurti, ten seksis kurti, jau čia yra kiti klausimai. Tai va. Tas pats buvo ir Rusijoje, mes kadangi esam buvusios Rusijos imperijos dalis, paskui po sovietinių respublikų sąjungoje, paskui dabar po sovietinį, dabar briuseliniam jungė. Tuo metu buvo irgi chalopai, prasiskolinę, vergai, tokie patys. Nors vergai nebūtinai turi tapti, kad kažkoks užkariautojas tave ateina per prievartą, nebūtinai. Ir buvo žmonės jau prasiskolinę, kurie nesugebėdavo, kaip sakant, šitam gyvenime patys kažkaip tai susitvarkyti, jie tiesiog patekdavo į skolas. Tas beje ir Biblijoje aprašyta yra, pasiskaitykit, Vtorozakonija, atrodo knyga Vtorozakonija. Tai va, chalopai, tarnaujantis ponui, būdavo pririšti prie tam tikros teritorijos. Jis negalėdavo nieko daryti be pono leidimo. O tam, kad jis galėtų kažką išvykti kažkur, aišku, paskui ten buvo priimti įstatymai, Jurjev dien, beje, tas pats yra, kada galima buvo laisvai judėtiems. Bet esmė ta paprasta, kad tam, kad tu galėtum išvykti iš vienos teritorijos į kitą, tu turėjai gauti dokumentą. Lapelį tokį. Jeigu gerai pamenu, tai buvo vadinama atpusknaja gramata berods. Ar volinąją gramotą. Ne, volinąją gramotą jau duodavo tiem patiem jau išlaisvintiem, bet atpusknaja gramota berods buvo tokia. Pačiu tariant, leidimas. Tas pats, kas dabar yra viza. Vat, kai jūs pasiimat pasą, važiuojat kažkur tai, jums ten į tavo lapelį deda vizą. Vizavimas yra kas? Tai vat pono arba viršininko suteikimas kažką tai atlikti. Leidimas pono kažką tai daryti. Tai vat. Tas pats, čia tas pats ir yra. Aišku, tarybiniuose pasuose buvo dedama net registracija pagal vietą, buvo toks spaudelis. Dabar to daryti nereikia, kadangi yra skaitmenizacija. Skaitmenizacijoje viskas yra sistemai. Tai va, tai dabar čia pakalbėsim, prieisim prie to. Reikėtų dar paminėti, kad tuose dokumentuose, vergo dokumentuose, yra dar ir pagal Romos germanų teisę yra rašoma atitinkamai. Yra capitis diminutio. Tai reiškia, jeigu taip iš lotinianų kalbos, tai yra dominavimo nukirtimas arba galvos nukirtimas. Galvą galima nukirsti šiek tiek, per pusę arba šnai visiškai. Ir nuo to priklauso rašymas. Nežiūrint tai, kad lietuvių kalbos taisyklės numato, kad žmonių vardai ir vietovardžiai rašomi iš pirmos dalios raidės, atsiveskite kiekvieną savo tą pasą ir pasižiūrėkite, kaip ten užrašyta. Yra visur maxima capitis diminutio. Tai yra begalvių dokumentas, vergo dokumentas. Dėl to ir jis vadinasi passport, čia jeigu anglosaksonė, anglų kalbos išvertus. Daug kas čia aiškina, kada jie ateina į uostą, per motinas įščiai, yra teisybės, jūrinė teisė, bet esmė yra pats kaip dokumentas, kodėl jis vadinasi. Todėl, kad jis buvo tiesiog išduodamas kaip leidimas kirsti vieno pono dominiją į kito pono dominiją. Reiškia, chalopas, jeigu nori perėti iš vieno teritorijos, iš vienos ganyklos į kitą, jis turėjo kirsti uostą. Reiškia, gauti dokumentą, ar atpusknųjų ten gramotų, arba ten, kaip ten bevadinsi, turėdavo gauti kažkokį tai popiergaliuką, lapelį, kur ponas leidžia jam kažką tai daryti. Ten, aišku, jau duomenys surašyti, ten vardas, kam priklauso jisai, ten plotnik, takoja, arba ten dar kas nors, tai priklauso ten tam ir tam. Tiek vaikų tenai, paskui, aišku, duomenys ten skiriasi, čia nesmė dabar. Tai va, yra 3 lygiai, jų iš tikrųjų ir daugiau, bet čia esmė dabar po šio paskutinio metu yra kalbama tik apie 3 pagrindinius ir tas yra naudojama praktiškai. Minima, media, maxima. Capitis diminutio. Capitus yra nukirtimas, švelniai tariant, galvos. Tai va, tai pradedant kalbėti apie šitą, taip vadinamą, dokumentą piliečio.
perėsim prie tokio dalyko, kas reglamentuoja va tavo dokumentą. Tai va yra toks va reglamentas, kuris vadinasi PRADO. Tai dokumentas, kuris ir numato visas, kaip sukūrimas visą, ten saugumą, visokias žymės ir taip toliau. Ir tenai galite paskaityti patys, įsiveskit PRADO glausarių ir pasiskaitysit, ten daug yra. Bet aš konkrečiai noriu pasakyti, kaip veikia dar ir iliuzija. Pasižiūrim iš kartą, berods 27 puslapis, kuris kalba apie tipą ir rūšį. Tai va, pasižiūrėt, o dabar atsiverskit kiekvieną savo tą dokumentą, pasižiūrėkite. Kas parašyta jūsų dokumentuose. Tai va, pasižiūrėt, ne? Kaip veikia iliuzija, beje, tos sistemos dalis. Va, jeigu pasižiūrėsit jūsų atidus, pamatysit, kad pagal PRADO, reiškia, kategorija yra privaloma. Reiškia, kategorija ir yra type, rūšis. Tipas, reiškia, kategorija ir tipas. Nu, arba lietuviškai galbūt rūšis ir tipas. Nes kategorija, nu taip, nesvarbu. Tai va. Ir kaip va įdomi jie veikia. Tam ir man aiškiai parašyta, kad būtų pasas. Pasus turi, aišku, pasus gali išduoti tik tais pasų poskyrius, ne? Migracijos tarnyba registruoja tik migrantus, tai dar sykį parodo, kad nėra čia jokių laisvų žmonių, tai yra migrantai. Migrantas neturi savo dominijos. Vat ką aš norėjau pasakyti nuo pat pradžių, vėl grįžtam prie to paties, kas tai per dokumentas. Vergas, migrantas, atėjūnas, vadinkit kaip norit, jis neturi savo dominijos, jis neturi nieko čia, jis neturi jokių teisių atėjęs į svetimą žemę. Ir jam negali būti išduodamas pasas. Visų pirma, tos teritorijos, į kurią jis atėjo. Tam, kad ateitis turi priklausyti tam vienam ar kitam ponui kažkokiam tai. O realiai šnekant, tam, kad tu turėtum pasą, kad tu būtum pilietis, tu turi turėti tam tikras teisės, tam tikrą statusą per zaksą, čia vėl atskiras temas. Žodžiu, dabar nesileisime tos gilintis tos dalykus. Tai vat pasižiūrėkite, kokia yra raidelė paso. Tai yra A raidelė. Ir atsiveskit visi savo dokumentus ir pasižiūrėkite, kaip jie gudrauja. Pavyzdžiui, pas mane senam, aš kurį turėjau 22 metų ar 23 metų, tai buvo iš viso I kategorija. O I yra Seafarers Identity Document. Tai paprašau tariant, jūrinės teisės, jurisdikcijos. Nu, kas ir yra iš tikrųjų jūrinė teisė. Bet paprašau tariant, kaip čia Seafarers yra laivininko arba jūrininko pažymėjimas, va, paprasčiausias jūrininko pažymėjimas. Tai, va, taip, va. Kiti, va, pavyzdžiui, va, čia mano sena yra P raidė, bet čia yra jau rūšis, tik P. P yra temporary, laikinasis dokumentas. Vėlgi, logiška, negali turėti atėjūnas, vergas, nuolatinio kažkokio tai dokumento, ypač dar paso, kai jis neturi nieko, čia jam niekas nepriklausys, daiktas, kibiras, jis gali turėti tik numerį ir viskas, daugiau niekas. Bet įdomiausia yra tai, kaip jie gudrauja, kaip, pavyzdžiui, dokumentuose. Jie viršų užrašo dabartiniuose, šiuolaikiniuose, aš dabar kadangi po ranką neturiu, bet pasižiūrėkit, kas turit, pamatysit. Ten, kur yra kategorija ir tipas, kategorija ir tipas. Tipoje dažniausiai nieko ne, bet kategorija parašyta yra žodžiais pasas. Ne žodžiais turi būti užrašyta, turi būti raidelė, kaip ir nurodo PRADO. Turi būti, jeigu tai pasas, tai rašykit A raidelę, bet jie to nedaro, jie jums užrašo pasas. Aišku, visiems viskas tvarkoja, tai ne, jūs sakytų, tai parašytagi pasas, nu čia dar ant triušaus pasas, jo, viskas būtų ne kaip ir tvarkoja, bet realiai tai, kad dabar yra skaitmeninė sistema ir ten veikia va ta pačioji juostelė, va ta, kur yra skaitmeninė. Pasižiūrėsit savuose, pamatysit. Ir pažiūrėkit, kokia ten pirma raidelė, ten parašyta pasas. Jūs ten pamatysit raidelę, kaip ir priklauso pagal PRADO. Todėl, kad sistema dabar skaito žmonės. Jai neįdomu, ką jūs ant rankų turit. Jinai nemato šitos realybės, kaip mes matom savo akim. Tai yra visai kitos skaitmeninė sistema, skaitmeninė dimensija.
tam, kad pamatytų sistemą kažką savo, jinai turi pamatyti va, tą pridėtą prie to skaitimo aparato, va, kur dabar visi deda. Ir va, ten skaitimo aparatas nuskaito tą apatinę juostelę, kurioje yra raidelė. Ir ten neparašyta pasas, o ten kaip priklauso pagal prado raidinis žymėjimas. Tai reiškia, kategorija ir tipas. Tipas yra neprivalomas, tai gali valstybė dėti, gali nedėti. Tai nebūtina. Ir visi mato tik tai tą viršų, tai parašyta pasas. Tačiau kai uždedant sistemą mato, arba tai laikiną į dokumentą greičiausiai, aš nežinau dabar, sakau, aš kadangi turėjau tik 2-2 metais, dar pereinamam laikotarpį, reiškia, iki tol, kol Lietuva buvo okupuota jau galutinai, kadangi šita tautelė nesuprato, nesugebėjo nuo 90 iki 2, kada ten NATO armija buvo įvesta, paskui, reiškia, de facto ir de jure jau, reiškia, perėjo Jungtinių tautų administracijos, po Jungtinių tautų administraciją, kaip neįgaliųjų banduomenę, kurią reikia valdyti, ganyti, nes ką neįgalus, jisai nieko jis negali, jis pridarys nesąmonį, viskas. Neveiksnus, veiksnus užveik, neveiksnių negalima paleisti. Neveiksnus turi būti sunumeruotus, sustatyti ir viskas. Su tam tikrais atitinkamais dokumentais ir taip toliau. Tai va. Kadangi pas mane, sakau, tai buvo tik siferio, reiškia į raidelę, dabar va, pas savo seno šeimos naro P raidelė, ir iš vis temporary, nes čia dar senas, čia dar 90 kažkelintais išduotas, 93, tai va, tuo metu buvo laikiniai, nes, kaip sakant, tik išstojom iš vienos sąjungos ir turėjom laiko užtektinai pasiruošti, reiškia pareikšti per jungtinės tautas, per tam tikras procedūras, pareikšti suverenitetą, tapti laisva, nepriklausoma tauta. Kadangi to nebuvo padaryta, čia vienintelis Ozolas, kuris bandė kažką padaryti, visi, va čia klausimus tiem sąjungininkam, ar jūs ką nežinojate, ten ką teisininkų nebuvo? Buvo teisininkų. Visi subinytė suraukė sėdi, nes gauna geras rentas. Niekas apie tai kalbėti nenori, išskyrus vienintelis, kuris prasidėjo tuo metu Ozolas buvo. Net ir tais ten nelabai kažkaip ten vangiai tai pašnekėjo ir, kaip sakant, tomis ir užsibaigė. Tai va. Toliau, kas įdomesnė dar iš tokio. Paskutiniu metu aš pastebėjau naują tą jų pasą su tokiu ženkleliu šitoj va vietoj. Čia va. Va, pasižiūrim tą ženklelį. Nu, visi matėt, visi turite, ne? Tai va, aš kaip pirmą sykį pamačiau tą ženklelį. Kadangi simboliai yra viena seniausia, pati seniausia kalbų. Pati aiškia, kaip čia pasakyti. Simboliai suteikia daugiausia informacijos, tai pati seniausia kalba. Simbolizmas yra pati seniausia tiek okultizme, tiek visur naudojami simboliai. Ir šiai dienai tas pats yra. Aš, kadangi simboliai man irgi čia viena iš mano sričių, aš pamatęs va tą simbolį, kad iš savo šeimų narių atrodo kažkas parodė, paprašiau parodyti, aš savo, kadangi pasižiūriu, kaip keičiasi va to dokumentai, aš taip pastebėjau tą simbolį, bet tuo metu taip tiesiog jis man kažką liktai, kaip sako, simbolius kužda, bet neaišku ką, taip pat pasižiūrėjau jį tuo metu taip ir nuleidau. Taip. Po kiek tai laiko aš vėl vis kažkaip pastebėjau tą simbolį, vis vėl liktai kažką sako, bet niekaip negalėjau suprasti, ką jis man sako, kol vieną dieną kažkaip atsitiktinai nepažiūrėjau ir parodysiu, kas tai yra, kuris dar sykį patvirtins visą tai, ką aš jau sakiau prieš tai. Tai vat, pasižiūrim pradžiai tą daiktą, kuris man ir paskui davė atsakymą. Pasižiūrėt, nelabai supratote, ne? Nu, pažiūrėkim dar arčiau tada. Nu, čia visai, jeigu yra tokių, kurie, kaip sakant, tu gada hodit, nu tai va, jau taip tada. Nu, dabar palyginus. Skirtumas yra. Suprantat, kas tai per simbolis? Tai va, tai dar sykį pat, tai va tas va daiktas, va tas va giliotinos tavo dalis, yra, kuri yra įtvirtina galvą prieš ją nukertant. Tai tvirtinimo mechanizmas. Tai va dabar, kai jūs turite šitą dokumentą, suprantantį, kas yra capitis diminutio, tai tie 3 lygmenys nukirtimo galvos, vidutinis, reiškia viršas, visiškai.
suprantat, kad maksima visi yra maksimos capitis diminutio lygmenį pagal Romos germanų kanoninę teisę. Bevaliai. Ir dabar jie deda visiškai aiškiai visiems netgi simbolį. Bevalių simbolis, aš taip pavadinčiau. Čia gal nepatiks kam nors, bet aš taip vadinu. Bevalių simbolis, begalvių simbolis. Tai va. Na, pabaigai gal reikėtų taip pasakyti. Iš tikrųjų niekas nėra slepiama, viskas yra parodyta. Tas, kas nori, pamatys, kas nori, išgirs. O esmė, iš kitos pusės žiūrint, yra dvasinė esmė. Tie, kurie supranta, kas davė čia, kam tai priklauso ir ką jisai davė visiems, tai yra laisvą valią, spręsti patiems, kas jie tokie šitam pasauliu, šitam žaidime pavadinimu gyvenimas. Ir tie, kurie tą supranta, kurie čia gyvi ir čia nepridergta, tie darys pasirinkimą patys. Neužilgo pamatysim aiškiai, kam karūna ant galvos, o kam kleimo ant kaktos. Ačiū už dėmesį.